Gerai, Vaida, aš labai dėkingas tau už tavo dėmesį per šią konsultaciją ir dabar norėčiau paprašyti tiesiog, kad pasidalintum tuo, su kuo atėjai į konsultaciją, ką joje gavai, su kuo išeini ir ar vertėjo iš vis čia būti. Už kiek laiko maždaug pradėsit Jau dabar, ir jau dabar. ateinu pasidalinti savo patyriais iš gyvenimo ryto su konsultantu Robertu. Kaip sakau, atėjau su nerame širdim, išeinu kaip po geros terapijos, labai rami, su tikslu, jau žinau, ko noriu, žinau, kad nenoriu lankytis poliklinikose, žinau, kad ten gausiu tik laikiną pagalbą ir tik receptą į rankas ir eik nusipirk ir tau viskas bus gerai. Pati pradžia prasidėjo prieš keletą dienų po pirmos rekomendacijos pasižiūrėti Roberto įrašą vieną ir aš jau tą dieną, tą sekundę tiesiog pradedu jausti, kaip aš sveikstu, gyju ir kaip atrodo atėjau su tokia problema ir jinai, nu, nyksta. Viskas rimsta, emocijos rimsta, kada tu įsiklausai, neklausai paviršutiniškai, bet įsiklausai į tai, kas yra sakoma. Ir tu automatiškai gauni visus atsakymus, kurius galbūt galvojau, kad va šito galbūt ir nepaklausiu, bet man viską jisai vat pasakoja, nu aš visus atsakymus gaunu, tai kas man net pačiai gal net nebuvo iškilę kaip klausimas, ar ne? Ir kada aš vat galvojau, kad reikia ieškoti problemos ir visiškai šitą gyvenimo rytą sąmoningumo mokyklą man išmetė, kaip sakau, kaip pats Dievas nuleido. Tai va tu imk, tau šita mokyklos, šita šviesulys, čia yra tavo kelias, kuris tau padės rasti atsakymus, kurių tau reikia. Tai tikrai nesigailiu ir čia mano tik kelio pradžia ir laukia dar tikrai ilgas kelias ir net nebejoju, kad gyvenimas nušvis dar iškesniam spalvom. Tai esu labai labai dėkinga. Ačiū tau, Vaida.